Efka, čia tu? Jo. Labas. Ką? Sveikas, sakau. Sveikas. Ką darai? Ką? Ką darai, sakau. Nieko, saulutė. Klausyk, yra toks reikalas. Nu. Aš nežinau, kaip čia tau pasakyti ir nuo ko kalbėti, gal, žinai, susitikę, gal ir rimčiau galėtume pasakyti. Bet esmė, aš turiu biški bėdų, žinai. O kas čia skambina? Dovydas. Davidas? Aha. Koks čia Davidas? Dovydas, ne Davidas. Koksai? Dovydas. Koks tau Davidas? Kas čia, Davidas Bechemas ar kas? Dovydas, normalus lietuviškas vardas. Bet ne tame esmė. Esmė tame, kad, žodžiu, aš turiu bėdų. Turiu rimtų bėdų. Girdit mane? Nu, girdžiu. Turiu bėdų ir man reikia pagalbos iš tavęs. Nu, kokių? Nu, man reikia, kad pabūtum, žodžiu. Nu, žodžiu, pabūtum stogų. Prasme, nu, kaip, apgintum, nes aš pats tikrai turiu tiek, ta prasme, neturiu nei ryšto, nei drąsos ten jam atsakyti, žinai, jis man ten lupa kasdieną ir man reikia tiesiog, nu, man sakė, kad tu gali man padėti. Kas sakė? Nu, gal nepradedam, kas sakė, panašiai. Nu, žodžiu, bendri pažįstami sakė ir sako paskambink. Nu, žiūrėk, tu privažiuosi. Ką sakai? Nu. Efka. Ką? Tai kalbam, ko tu čia dabar taip mėtais? Gerai. Nu, klausyk. Kas čia? Aš tai suprantu, kas čia per Dovydas. Dovydas. Dovydas, kas čia per Dovydas? Linkauskas Dovydas. Rinkauskas? Linkauskas. Linkauskas? Ant ausų gal. Jo, Linkauskas. Ir, nežinau. Nu, nesvar, nu, dieve, nežinau, nu, tai susipažinsim. Tai negi tau reikia čia. Nu, tai ką tau tam padėti, nežinau. Man reikia, kad vieną žodžių galėtum sumušt. Sumušt? Ką sumušt? Tokį čiuvelį. Kokį čiuveką? Kaip pasakysiu, tai žinai. O kas tau davė mano numerį? Draugai, sakau. Kas? Draugai. Kokie draugai? Nu, bendra mergaitė tokia pažįstama. Kokia mergaitė? Gerda. Gerda? Nu. Gerda? Nu, aš jos pusbrolis. Nu. Tai va, tai sakė, kad galėtų padėti. Aš nežinau, kur kreiptis. Tai kad negaliu, žinau, padėti. Kodėl? Ką? Kodėl negali? Tai ką, žinau, aš net tavęs nepažįstu, ką tau padėti. Ne, nu tai manęs nereikia, tai manęs tai mušti nereikia. Aš parodysiu, ką sumuš, tu sumuši, aš tau litus duodu ir viskas. Ne, neapsiemo tokiais reikalais. Nu prašau, nu. Ką? Nu prašau, nu, hebra, nu visi. Ne, tikrai aš ne. Nu visi nusigrėžė nuo manęs, nu. Ne, aš tikrai ne. Tik man šakės ir toj bus, tu supranti? Ką? Man šakės ir toj bus. Ragai, mane tikrai ten... Aiktų. Nu rimtai, nu aš tau sakau, sakė rytoj mane užmuš. Tai tavo problemos, nežinau. Nu tai ar tau mano problemos, tai tipo dabar paliksit, jeigu mane užmuš, žinai... Ne, aš tavęs pažįstu, ką, tai ko tu čia man skambini, aš net neįsivaizduoju. Taigi man davė tavo numerį. Dabar... Ką davė? Gerda. Aš nepažįstu jokios Gerdos. Gerdos nepažįsti? Nepažįstu. Taigi ta gražim, nu, aš žinau, ar gražina, ta, kuri visi dėm duoda. Ne, žinau, karočiui, nepažįstu jokios Gerdos, tai tavęs, nežinau, ko tu čia... Efka, nu... Ko tu čia padėti, blėt, nori? Efka, nu tai va turiu hebrą, draug. Ar bent jau gali rytoj mane palydėti iki šūlios? Iki kur? Iki mokyklos. Kokios mokyklos? Iki vidurinės mano. O kur tu mokinaisi? Šeštukiai. Šeštukiai? Nežinau, aš tai dyko. Prašau. Efka, nu. Nežinau, aš neapsiemu reikalais. Nu nereiks, nu gal ir nereiks. Man reikia, tai dyko. Klausyk, gal nereiks ir mušti jo, nu ten. Jis pamatys vien tave įsigas, nes, nu, jisai penktokas yra. Nežinau, davai, karočiui, užknismo kalbė. Efka, palauk, dar vienas dalykas. Ko tau reikia? Zip FM. Va dabar nuskambėjo gerai. Sveikas, Evaldai, trukdo radio stotis Zip FM, radistas Jonas. Kaip tu? Ką? Kaip tu, sakau? Nieko, gerai. Tai ko nepadedi mažiukam? Ką žinau? Nepažįstam ir nepadedu. Supratau. Linkėjimai nuo Gerdos, jį tave užregistravo. Aš nežinau, ar tu jos pažįsti ar nepažįsti, bet iš Alytaus yra. Nu, ačiū. Nu, ačiū, ar tikrai. Keistauras jis man. Bet visokių yra ir visokių reikia.